Дарюня! Привет, братва! Ну! Давай. Мина. Дарюня, молодец, Дарюня. Это... Машина приющима. Береза, это ели. Прием. Прием. Дарья, вдалеке были видны ели, только непонятно, сидели или ели. Važiuojam Hebra laukia. Jo. Žinai, kad mane nušaut norėjo, žinai? Iš mašinos šveicarišką sūrį padarė, tai kur tu, suka, buvai, ką mane norėjo nujabošint? Kur tu buvai, ką? То išeis. О, Ильюс! О, красавица! Einam. Kažkoks pridur. Taip gatavas. Nu, ko nevažiuojam, tai aš šitą... Vleką pametė. Girtas, okay. O, Kaminas! Lipk lauk, laukia visi jau. Blinis toj trūks. Ateik čia. Aš pats. Viską. O, kaip gerai. Na. Ух, нет! Здорово, братва! Uždaryk хлеборезką, sėsk prie stalo. Prie stalo! Ką šventi? Kas yra? Ką šventi, Klau? Antrą gyvenimą. Gali pasėdėti ramiai. Ai, šitas. Klausyk, ten 3 spūras laukia, supranti? Tu gali ramiai pasėdėti. Galiu! Kur man? Išgert noriu su jumis. Davai, aš ten įpilsiu vis tiek. Gert su jumis. Lorencai, a kaip tavo sveikata? Ska toks iš lėktuvų išlipo. Jau tai kitą išsitraukė. Labas. Labas rytas. Su jiegi atrodo kaip šūdas po lūpų. Turi atrodyti kaip rusas. Bet taigi ne čia, ne Lietuvoje. Ten. Atrodo kaip bankininkas. Eina Lorensas laukia. Per daug išgėriau. Ei, a tai kur maistas, taigi čia buvo visko valgyti? Kepurė neliko. Jo, tinka.
Būtis vakare užpuolė sandėlius. Pypkį ieškojo, bet ne. Stefkos Liuberco brigada. Jie ten visus šluoja, kas šešėlį dirba. Kaip 90. Na tai kaip neišeit? Ašgi iš podpolinio fabriko cigarus pirkau. Tai jeigu nori, tai išeisi. Gerai. Kas toliau? Ateina jų žmogus. Sako, jeigu nori gyventi, dirbti, maždaug mėnesius į priekį susimokėti, tai pasiunčiau nafik. Aš tariausi su to Kazbeko ar Gruzinų, su to, kur gerai sutarėm. Tai tas išgirdo, kad Stefka Liubercas važiuoja, sako, viso, teks reik mokėti. Nežinau, gal, žodžiu, daviau aš atkazą. Tai sėdau į mašiną, iš automato pradėjau pilt, kritau pasidinėti, nežinau kaip. Iškart skambutis telefono. Kur pinigai? Afigėlį, bičiai, ne? Tempo, ne? Iki ryto pralaikė abezienkiai. Kur mašina, kas šovė, kodėl susirinkau pinigus ir va, sėdžiu čia. Kokius pinigus? Taigi namų prisipirkau, nuomojau. Tai kol netėmė, prakaliau visus. Bet stogą turi, daro, ką nori. Taip, kad pypkių tema baigta, ačiū visiems už partiją. Pabandyt? Čia buvo tokių bandžiusių susitart. Jeigu kalba tik pinigais arba ginklais. Visą apkabą suvarė į mašiną, urodai. O jeigu sumokėt? Jo, ir kiek tu sumokėsi? Bet kiek sumokėtum, po savaitės bus naujas pasiūlymas. Ir bus, taip sakant, apie 25. Nu tada batai. Šakelė. Jo, nepralys. Po savaitės sužinos, kas užsakė ir vis tiek užtrumpins. Nėra išeities. Yra. Kokie? Pakeist miestą, fūrams jokį skirtumą, kur važiuoti. Tu durnas. Tu bent supranti, kiek čia darbo? Suprantu. Sandėliai, stogas mentūroj. Nedaug darbo. Čia metams beveik. Kokiems metams? Įsipkės. Viktoras teisingai sako, galima viską atkelti kitoje vietoje. Nukreip tas šaibas, kur sumetėm Viktorui. Iš visi nauja. Taip, nes aš nematau kitos išeities, kaip greitai pasikelt. O, vyručiai, viskas čia be manęs, aš lendu ant pečiaus ir sėtis viskas. Kuperį, jau 100 kartų perkalbėjom. O gal mes irgi važiavame? Ta prasme, pasiimu Liuką pas save namo, ar mes naują planą. Liuko saugumo. Sėdės namie, jeigu norės kur nors išeit, tai tik su apsauga. Susipažinkit, Liukas. Malonu. Daug pasakų. Kyra. Mano būsima žmona. Tai nuo to laiko, kai aš čia buvau. Jo, daugas. Labai geros permainos. Advokatas. Tai pasiūlyk ko nors mūsų svečiui, jis kurį laiką pagyvent su mumis. Gerai. Gerai. Tai prašom, užeikite, nusirenkite ir užeikite, aš tuoj ką nors pagaminsiu. Kyra, tai, kad aš gyvenau Maskvoje, dar nereiškia. Kiek su Viktoru? O, молодец. Viktoras nusipelnė naujo gyvenimo. Du Astą traukdavo iš visokių situacijų. Bet dabar kaip ir jau paties nebereikia, atidirbo. Nepasakojo? Ne. Tai nieko normaliai, geria, badėsi. Perėjo visus Nopolio ratus. Nu, bet dabar esi tu duosi jam, taip sakant, naują gyvenimą. Nes myli. Tik ką pastebi. Oi, tik nevadink manęs jūs gerai. Toks senas labai jaučiuos. Kažkur turėjau degtinės. Nu tai neš tą degtinę, tai. Kaip čia kalbėti? Susipažinsim, švęsim pažintį. Krasavicą. Už jos Smolenskas ir siena. Brenskė lietuviai turi medienos įmonę. Aš galiu su jais pakalbėti dėl patalpų, bet to žinos vietinę situaciją. Klausyk, tau neįdomu? A mane tie dalykai labai grūzina. Mes vis tiek turim rasti išeitį. A nėra išeities, Viktorai. Nenorėjau apie visus sakyti, bet tau pasakysiu. Aš pas traukios. Ką? Traukios, sakau. Atvažiuos Sieras, viskas ten suves galus, kas su kuo, ką Maskvoj turim. Ir viso. Bet tu negali. Kaip negaliu? Kiek metų aš jūsų babkės kėliau? Sik netokių svarbių momentų. Ramiai, schemą žinot. Taip, kad be manęs viskas aš prisirizikavau.
Daugiau nebenoriu. Atėjo laikas pasidžiaugti, kad gyvas esu. Klausyk. Tinį kartą būdu šitą reikalą ir tada tu galėsi trauktis. Bet tavęs mums ragas. Be manęs, Viktorai, okei? Paskutinį kartą. Ne. Tuoj paaiškinsiu, kodėl. Tai va, Viktorai. Žiūrėkit. Čia yra viskas, kas spėjo užsivyrinti per tos metus. Tai va, pakankamai daug, kad norėtum sustot. Užsidirbau ir rizikuot daugiau nenoriu. Supranti? Norvegijoje, Airijoje, Britanijoje. Čia yra aukso gysla. Mums muitinė, mūsų kišenės. Dabar, liukai, dabar mes galime... Viktorai, į tave šaudė? Į mane, žinok, šaudė. Ir apima toks keistas jausmas, kad kitą kartą man, ko gero, nelabai pasiseks. Bijai? Bijau, Viktorai. Nes gyventi labai noriu. Už tai ir išgersim. Nu, nenusimink. Jis gali ir naują vietą kokią surasti. Aš vis tiek ryšio zonai būsiu, jeigu kokių patarimų ar ką. Ačiū. Aš jo taip nepasitikiu kaip tavim. Be reikalo. Viktorai, reikės paslaugos. Aš negaliu, aš kiek grinų babkių su savim nešiotis, būt gerai į sąskaitą įnešti, kad mokesčiai neprisikabintų. Turi kokius popierius, kad pardavai butus? Nu, 2 čemodanuose palikau Maskvoje. Labai skubu. Procentai nuo sumos. Nebėda. Nu, o ką toliau galvoji veikti? Nu, Kipras, gal Malta. Nekilnojamas turtas, nuoma. Nu, tai jūs bet kada atskris galit. Lauksiu, sutiksiu. Klausikliukai. Viktorai. Ne, tu iš manęs svajonės neatimsi. Aš savo svajonę pasiekiau. Atsimeni, zonai sakydavau, namas prie šiltos jūros. Už tai mes ir išgersim. Kira, kur tavo taurė? O, ji tik vyną. Gerai. Liukai, Kira tikrai persudė, aš skambinu komandoram ir varom į miestą. Nu, su pinigais ką daryti? Tai Kira lieka namie. O tu durnas, aš ją pažįstu, pasitikiu moterim, niekada nepasitikiu. Blemba, nu kaip jūs įkišti sąskaitą, ką? Aš jį susitinku su bankininku, bus mano buhalteris. O, žiūrėk. Geras. Jo, tik tai pusę lemo brangesnis. Blemba, galvoju, galima numužartą kainą. Tu prikini, tokius 2 pasiemi ir viskas lafa. 12 apartamentų, kad ir po 100 eurų. Štuką į dieną, net galvosi, kur išleisti. Žinai, kažkaip net pavydžiu tau tikrai. Taigi ir tu gali. Viktor, ir tu gali. Išsiparduok viską ir varom. Gerai, skambinu komandoram. Ar lauksi, kol mentai tavęs įkalčiais paims? Dariūne, ateik, pasėdėsim. Sės tik tai. Mes čia su tavim sėdėdavom, kai iš Maskvos grįždavau. Gimtadienis nuo šventėm. Buvai sąsta tada. Tiek šūdų perėjo, tiek viską patyrė. Tiesiog, žinai, kiekvienas etapas turi savo pradžią ir pabaigą. Viskas turi savo pradžią ir pabaigą. Atstatysiu. Viską aš atstatysiu. Tik tai, žinai, iš praktinės naudos. 0. Nu, tai.
Jiegi tau. Gerai, o šitą varkę su tiltais nepraėjo, sakė, ne? Ne, dėl Lorenzo. Gerai, išsirinkau barmeną. Nu, Aš manau, kad tu galėtų mesti tą. Tegu vartų vienas tas babkas. Čia dabar kiti laikai, kiekvienas už save. atšailint Lorenzo. Nu, ir kuperį. O kam? Pinigai geriausiai iš vieno dalinasi. A ne? Ne dar, dėl ko žiūriu. Tai pinigų dabar tam kaip ir nereikia. Kol kas ne, o ką? Paskolink pusę lemo. Tu ką čia pipkės dėsi? Nu taip, pasiimu Sierą, važiuoju į Brenską naują bazę atidaryti. Reikia pinigų, jeigu viską greitai tvarkytų. Paskolinsi? Viktorai, aš tau sakiau, aš pasitraukiu. Aš pasitraukiu su visam babkim. Supranti, man visas babkės reikalingos. Aš ten nuskandu, viską susiperku. Kam lauk? Taip? Nu ir ką? Samdysiu apsaugą ir gyvensiu. O Maskvoje beveik visi biznieriai taip daro. Žiūrėk, va, pomodoras pats bus. Kiprė, Maltai, visur tas išgeriam. Iš naujo gyvenimą per rūpesčių. Kieme paliksiu. Okei, ačiū. Labana. Aš į vonę ir mėgot. Aš be tavęs. Va sėdi prie kompo. Duoti? Pietauti važiuosi? Jo, ten pat kur vakar. Sako, ten pat, kur ir vakar. Aš irgi? Tu mane vešies kartu? O, ne, tai faina, gerai. O aš jums netrukdysiu. Su savo draugais. Žinau. Pamatysi. Viktoras dabar važiuoja į banką dėl tavo pinigų. Gerai. Ir važiuosim pietauti. Liuks. Tadam! Na, kaip atrodau? Atrodai. Viktoras dar nematė manęs su šitą suknelę, kaip manai, jam patiks? Tu ir man patinki. Tikrai? Ateik čia. Kam? Ateik, atsisėsk. Pasakysiu kai ką. Moki saugot paslaptis. Taip, moku. Tada mes galim turėti paslaptį. Mes? Taip, tu ir aš. Na, gerai, sakyk. Aš patenkinsiu tavo poreikius. Tu mano. Nesuprantu, apie ką tu čia. Nesupranti. Čia tau. Matai, kaip brangiai tave įkainoju. Tai tavo pinigai, mažulė. Pasiimk. Ir ką aš turiu padaryti? Ta, kas liks paslapty, tik tarp tavęs ir manęs. Ir Viktoras nieko nesužinos. Matai, kaip aš tave brangiai vertinu.
Vienas. Galvoju, ramiai. Dar iš čia buvo. Čia, tipo, štukė už moralinę žalą. Ei, kas yra? Pinigų. Jo. A vat jeigu tu Viktorui pasakysi, tu nieko... Jis tave kaip šunį išmes. Jo. Pinigai iškrito. Kažkas atsitiko? Atsitiko. Kas? Važiuoju pas mamą, o tai aš čia jūs visus užkrėsiu. Kai nori važiuoti vakarieniau. Kai? Iki. Žmogus iš banko sako, kad būtų pigiausia ir paprasčiausia, jeigu tavo pinigus įmestum į sąskaitą. Popierių. Nėra tokių. Taigi tu būtus pardavai Maskvoje. Nu, kokius blemba būtus? Nu, taigi, ne mano vardugis tvarkyti viskas buvo. Žodžiu, varom pietaut. Varom. Tik žinai, man labai patinka, kad tu pinigus tampaisi kaip... O ką? Taigi viskas normaliai, su apsauga važiuojam. Ką? Lorencas, tau draudžia skirti su Asta? Kas čia per briedas? O 100, tas važiuoja. Tai siūs, ko toliau? Lorencą? Nu, taip. Gal biški pagarbos tam seneliui? Kokios pagarbos? Ugai. Nu, gerai. Jeigu tu bijai, tai... Nieko aš nebijau. Žinai, jeigu atvirai, Nu. užknysoje mane visus mesiu per bortą. Nu ir teisingai. Seniai sakiau, susirink visas babkes. Ką tu ten turi? Nieko. Nie. Nu, tai darykis brigadą. Iš jaunų, kurie netingi subinės pajudinti. Šitą, matai, kaip Lorencas įsijautė. Duok tik pavadovautų, ne? Neįsivaizduoju, koks aš buvau užsiparnęs ant tų dviejų debilų. O tu jiems skolingas? Nu, sumetė jie čia truputį, bet aš greit galiu atiduoti. Mhm. O gal viską įsiparduoti ir kartu su tavim varyti? O čia teisingai. Kiek tu jam dar tarnausi? Metus, 2, 5, 10? Man atrodo, kad ir tavo atėjo laikas pliaže pagulėti. Patinka man tavo šitas planas. Žiauriai patinka, aš apie tai labai rimtai pagalvosiu. Ramiai, moku aš. Bet tu gerai sugalvoji. Gerai? Labai gerai. Dabar, žinai, tegu tik praeida. Kelt babkės nuo pat pradžių. Pažiūrėsim. Verslas mano brolio. Tai būtent, aš dar sakau. Žinai, Cooperis, Lorencas, jie buvo kaip stogas iš pradžių, nedaugiau. Nu tai va, dabar tegu pabando būti verslininkais, ne? Ką, eisim? Einam. Gal užeisi? Ne, daug reikalų kitą kartą. Dėkui, pradėjai. Nėra už ką. Apačioje paliksiu žmogų. Klausyk, padariūnė tavo biznį egzistuoja dar? Ne. Kodėl klausi? Šiaip, jeigu pramestum, tai būtų gaila, geras vakuras. Jis nenukentės, žvieks Lorencas su Cooperiu. Ai, tai tu neimk į galvą. Tegu patys save išsilaiko. Taip ir padarysiu. Popieriai jau visi yra paruošti. Kokie popieriai? Pabuvau mafijozu, nusibodo. Aš su tavim kartu važiuoju. Молодец! Молодец, Rikačias. Einu viską paimsi. Ne. Aš turiu dar susitikimą su pirkėju. Gerai. Tvarkykis, Viktorai, tvarkykis. Po to spjausim viską ir varysim ten, kur šilta. Well, it was just perfect from the delivery to the finish. Top marks. Now it's
Kupelis. Nieko chata? Kyra yra? Ne? O kodėl klausi? Tu buvo pas Santai. Išgazdinai tu ją. Bet aš ne Lorenz. Fulė žiūri. Nu, tavo kaip sekas? Nieko gerai. Atėjau su Viktoru vieną reikalą įspręsti. Netrukdau. Aš galiu 20 gabalų pasidaryti. Ko tu ten lendi, gal tiesiog kažkas nori tave išmaudyti? Ne, aš pažįstu tą žmogų, šūdo nemala. Ušai, reikėtų daktarams parodyti. Jeigu atvirai, aš nežinau, ko jis iš vis kišasi. Bliava, čipsų prisivalgiau, sukyla. O, šitą, alaus paimkit. Kokio? Nu, kokį? Koks rezas? 0-0. Alaus parnešiai? Jo. O, ačiū. Kitus šaldytuvę padėsiu. Labai garsiai. Ko Kuperis norėjo? Ai, buvau paskolinęs 100 štukų keliom dienom. Gerą varkę pasiūlė. Arba susigaudė, kad tu visus per bortą nesi. Ne, tikrai ne. Iš kur? Nu, paėjo kalbas. Tie, kurie perka prasitarė. Jeigu tai būtų, tai žinai, čia būtų sulėkę Lorenzai, Šmorenzai su kaminais. Na, ja. Bet o koks tolkas patiem kalbėt, patys praskristų. Žinai, sutvarkau tavo babkės ir varysim iš čia. O Viktorai Lafa bus šilta jūra, šaltas alus. O mergos tokios gražios kaip prie Moldavės. Vieni vartai. Aš su Kyra važiuosiu. Kaip jos sveikata? Pasveiko jau? Dar serga laikosi temperatūra. Reikės nueiti aplankyti. Tavo? Jo, palikau. Tai atnešu, alučio dar prigriepsiu. Nepažįstamas numeris nekelsiu. Ani prūkit? Nenoriu. Kuris? Ką nors sakė? Neklausinėjau. Aišku, kad nespėčia. Kaip jį pagavo? Maručio planas suveikė. Koks planas? Papasakosiu. Lūkį lik prie mašinos. Maručius organizavo antrą perimetrą, kad gavo rezultatą. Nu, žodžiu, net patikrinom ir... Ačiū, žmogau. Patlabus, jeigu neatsilyginsiu. Kur jį dabar? Policija? Kam policijai? Kam tos problemos? Netrizniuojam. Nieks čia nenori jokios bylos. Įsiaiškinam ir paleidžiam. Kokį paleidžiam? Čia tu paskui paleidžiam? Tam, kad jis manęs dar kartą ateitų? O ką tu siūlai daryti? Aš noriu vieną sako. Jo, Lorenzas čia viską iš... Liukai, važiuojam. Palauk, reikia nusiraminti. Blemba, prie tų langos. Stovėjau, rūkiau. Vienai kitą sekundę būtų nukalino vaizdą. Rūpas. Tuoj, dar vieną galvotkę ir varom. Matai, kad blaivas, kaip agurkas, į galvą neduoda. Liukai, važiuojam, viskas, skambinu Vygai. Čia nuo streso. Tai pinigai, tai kada į sąskaitai neši? Ryt, tvarku popierius. Gerai. Vyga, privaryk mašiną, išeinam. Viskas dingstu iš čia. Viskas.
Aš noriu su juo pakalbėti, akis į akį pakalbėti. Aš noriu žinot, kas įsiuntė. Nėra ten ką kalbėti, nekalbais. Pridaužiau gulį beveik negyvas. Žinai, kas nori tave nuimti. Sievka, pats sakė. O kas jeigu ne jis? Tai dar Yra toks Mamajus, Lietuvoje turi pažįstamų. Tai vat kas bus, jeigu pasirodys, kad jisai man kilerį siuntė? Nu kas bus? O kas bus, jeigu tu išsiaiškinsi, kad Mamajus, kas tau už to? Žinai, kas bus? Aš jam sumokėsiu. Daug. Nes nuo jo nieks nepabėgo dar. Aišku tau? Tai galiu ar negaliu nueiti pasikalbėti. Dėkui. Palik mus vienus. Kas yra? Klausinėk. A tu kur čia, sakau, palik mus vienus. Lietuviškai supranti? Kas tave siuntė? Nepasakysi? Nukalsiu. Man reikia užsakovų, supranti? Aš atiduosiu pinigus. Tyli! Jeigu mes nesusitarsim, aš turėsiu tave nušauti. Žydų bandytų. Jie dabar mane medžioja. Kas medžioja? Sievka, Mamajus, kas? Sorry, nieko asmeniško. Bet aš nenoriu, kad tu dar kartą mane surastum. Aš nenorėjau pasmėti. Aš nenorėjau rankas atsirišo. Ne. turim Atsikratyti reikia. Pakasti ir viskas. Aš nekaltas, jis paspolio, aš atsilaisvino rankas, man tiesiai kojas, aš ne... Niekas čia tavęs nekaltina. Kaminai, jis nežino. Žinom tik mes, jei kas paleido. Na, tik iš vis reikėjo priimti tą mentą. Dabar Štai sakyk. Atvežiau, palikau, o kai ten viduj susireguliavo, nežinau. Aš pamokėsiu Maručių Šaibos, man gyvybę išgelbėjo, aš pamokėsiu, aš tikrai... Pasidėkoju. Šitą man reikia... Šitą... Nusiprausti, jūs turit švarių drabužių. Aš... Reikia persirengti, reikia eiti persirengti. Gerai. Aišku. Sorry, kad taip gavosi. Taip. Einam. Palydėsim. Paleidos? Blogai. Tai kaip tik gerai. Įsiaiškinom ir paleidom. Metai čia tik problemų pridaryti. Tai kas? Mums reikėjo įsiaiškinti užsakovą. Įsiaiškinom. Dabar aš su jais dirbsiu. O čia yra... Už išgelbėtą mano gyvybę. Nėra dideli pinigai. Imkit. Dar kas nors? Gerai, einu dirbti. Gero vakaro. Nu va, užsakiau tavo Kirai bilietus. Prieš vidurnaktį būsim Limasolį. Plius 18. Šortų nepamiršk. O čia kas? O, maladėt, turi. Reikėtų dar viešbutį rezervuoti. Tai iš apartamentus paėmė. Poroj naktų tikrai tilpsim. A ko Kirai nesirodom? Ką, pasilgai? Šiaip klaus. Numušinė temperatūra, kelioniai ruošiasi. Ryt iš ryto pas bankininką, dokumentai paruošti, nu ir pinigėliai bus sąskaitoj. Liuks. Važiuojam pavalgyti. Gerai. Skambink, Vygai. A ką čia skambin? Leidžiamės ir viskas. Ki?
Oi, Hebra, palaukit, prieš to iškviesti komandorą. Ką čia nusišneki, nieko nereikia kviesti. Jo, nieko čia nekviesim, vai, varom. Kviečiu komandorą. Ne, žiūrėk, visiškai nepavojinga, va. Opa. Klausyk, varom su taksu. Varom su taksu, aišku. Gerai, sėdi, klausyk, va, stolnikas, žiūrėk. Be bazaro, varom, šal. Vyga, varom, nebūk tormažai. Tik Hebra, niekam nežodžio. Baig, tu šitą iškinu, aš neturiu ko pažadinti. Gerai, varom. Užknyso mane tas pinigus nešioti su savim. Blemba, įtampėlė kokia kyla. Ryt bus baigta. Tu žinai, jeigu ne tu, aš niekada nebūčiau čia atvažiavęs. Aš buvau tas babkės, pasiruošęs į auksą sukištų, supranti? Bet nieko tokios zilkas nesuvaręs, tai galvojau prames. Vilos čia, kuri? Tau? Va. Aš ir sakiau, kad šita. Kainos vienodos, o nuo šitos 300 metrų iki jūros. Jo, nieko nėra geriau. Atsikeli ryte ir girdi jūros sušimą. Taip. Ramybės man reikia, supranti? Ramybės. O tu žinai, kas man Kipre labiausiai nepatinka? Kas? Eismas, angliškas. Nu, bet aš tat vasaros 9 mėnesiai, pavasaris 3 mėnesiai. Taip, va tas ir atperka. Supranti? Hebra, paskubam. Parūkom, liukai. Koks dar parūkom, paskubam? Nenoriu aš rūkyti. Klausyk, duok jam dar stolniką. Įsiramink tu, parūkom, ko čia? Galvoju, laiku pasitraukiam. Žiūrėk, 90-ųjų šeimos. Nė vienos neliko, ne? Viso žlugo. Ir šį, žinai, Viktorai, koks iš manęs mafiozas. Aš visą gyvenimą norėjau dirbti barmenu, paplūdimio kavinį ir pardavinėti kokteilius. Ir visas mafijos kelias, tai žinai, veda tik tai ir kalėjimo grotas arba į kulką. Važiuojam pavalgyti. Gerai, skambink, Vygai. A ką čia skambint? Leidžiamės ir viskas. Hebra, paskubam. Parūkom, liukai. Parūkom, paskubam. O tai čia. Apie ką galvoji? Galvoju, laiku pasitraukiam. Žinai, koks iš manęs mafiozas, Viktorai. Aš visą gyvenimą svajojau kokteilius.
O visas mafijos kelias, tai žinai, arba į kulkas.